Labas tau. Kviečiu į nuostabaus gražumo, stipriai galinančią ir giliai transformuojančią kelionę į tavo autentišką moteriškumą. Kelionė, kurios metu sukurti rezultatai neįtikėtinais vingiais, žinau, išsilies į kitas tavo gyvenimo sritis, pakeliant jas į lengvesnį, kokybiškesnį lygmenį. Moteris neatsiskleis pilnai, jeigu nesijaus visiškai pilnai saugi visais savo būties lygmenimis. Kalbu apie tokį pasitikėjimo ir saugumo lygmenį, tokiame giliame ir intuityviame sluoksnyje, apie kurį daug moterų net nežino. Kai gilaus to tikrojo giluminio saugumo viduje nėra, moteris sulaiko dalį savęs. Ji susimažino visuose savo santykiuose ir gyvenimo patirtyse. Savęs sulaikymas viduje kaip nesąmoninga įtampa dėl saugumo, priėmimo, nebuvimo, dėl trūkumo būti pilnai pamatyta. Tiesa ta, kad net jeigu turi jauti meilę kitiems, tam tikrose vietose dalis tavęs negalės atsiverti labiau į tikrą moterišką atsidavimą, nes tai nėra įmanoma, jeigu jautiesi, kad tau nesaugu ar kad tu nesi sutikta pilnai. Širdis ir kūnas jaučia, kai kitas gali sutikti tave aukštesnėje besąlyginėje meilės kelionėje ir kūno išmintis gali atpažinti tamsią ar iškraipytą energiją, kurią kitas slepia savo viduje, net jeigu tu to sąmoningai nesuvoki. Kūnas jaučia pavojų, jis negali pilnai atsipalaiduoti, todėl laiko savyje nuolatinę įtampą, kuri ir lemia moters tavo būties susimažinimą, susitraukimą ir kontrakciją. Tavo kaip emocionalios moteriškos būtybės saviraiška tampa suvaržyta ar suspausta ir tavo vidinė šviesa ima gesti arba net pilnai užgesta. Tačiau mūsų kūnas žino, ką kiekvienos mūsų nervinė sistema gali apdoroti, kiek gali pakelti. Kūnas mūsų žino, kas ir koks kiekis peržengs limitą dėl saugumo. Kai ateiname į energetinį kontaktą su kitu žmogumi, mūsų kūnas laiko apsaugą fizinėme ir energetinėme lygmenį, mums pilnai to nesuvokiant, palaikant mums save tame susitraukime. Visa tai vyksta dėl sužeisto instinktyvaus vidinio žinojimo. Taigi įvyksta tai, kad tavo sužeistumas klaidingai interpretuoja pavojaus signalus iš išorės ir tu tiesiog aklai nujudi artyn pavojaus, nes viduje trūksta darnos, nes tai, ką tu atpažįsti kitame žmoguje, tau yra tiesiog pažįstama. Kitaip tariant, tu savo pačios sužeistumą energetiškai identifikuoji kitame žmoguje kaip atitikmetį ir tai jaučiasi kaip labai stipri magnetinė trauka, kuriai tu negali atsispirti. Taigi užgoži kūno intuityvią apsaugą ir įžengi į nesaugius savo santykius, į nesaugią erdvę su kitu žmogumi tam, kad patirtum savo sužeistumą kaip viso vidinio žaizdotumo atpažįstamą atspindį. Taigi energetiškai, magnetiškai pritrauki savo žaizdos atspindį į save per kitus žmones. Ir tai sukuria skausmingas traumas, santykių dramas, atsikartojančius, kenksmingus, galbūt netgi fiziškai žalojančius arba emociškai negyvus santykius, kurie jaučiasi kaip pažįstami, bet jie nesijaučia gerai.
Jie jaučiasi kaip pažįstami. O kas pažįstama nebūtinai yra tas pats, kas saugus namai. Ir tokie santykiai jaučiasi su labai daug frustracijų, įtampos, net jeigu santykiuose ir nėra fizinės agresijos, jie tiesiog yra emociškai negyvi. Nes santykiuose nėra aktyvuotas poleriškumas. O kai poleriškumo nėra energijos įkrovos, tai yra nėra judesio, nėra gyvybės, nėra augimo ir vyksta stagnacija. Stagnuojanti energija yra negyva energija. Ir ši atrofavimosi stadija, jinai pradeda mažinti tavo gyvybinę energiją ir suspaudžia tave į vis mažesnę ir mažesnę, į mažesnę suspaustą save. Kai atsiduriame tokiuose santykiuose, kurie persmelkti emocinio pavojaus, tai mums nepavyksta išsiplėsti į savo autentišką, moterišką, nuostabią prigimtį. Kad įžengtum į aukštesnio lygmens moterišką buvimą, turi išmokti susikurti vidinį saugumą savyje. Turi išmokti, kaip atstatyti pasitikėjimą ir pagydyti sužeistą instinktyviąją savęs dalį, kuri neša žaizdą savyje. Pradėjus jausti sugrįžtant į pilnatvės jausmą, atsiranda suvokimas, kaip pilnai pasitikėti savimi ir kaip vesti save per bet kokias situacijas ir patirtis. Kad atvertum ir susijungtum su savo giliausiu ir intimiausiu ir galingiausiu moteriškumu, reikalingas pažengęs sąmoningumas, vidinis darbas ir praktika. Moteriškos emocinės būsenos ir tavo susijungimas su savo aukštesniaisiais lygmenimis yra tiesiogiai susiję, kaip tu atsiveri arba neatsiveri kitam žmogui. Ir jeigu kiti tavo aplinkoje neturi suvokimo apie pačius save, nemato savo pačių būsenų, jie negali matyti ir tavęs su viskuo, kame tu esi. Jeigu tu pati nesuvoki savo būsenų ir nematai savęs giliau, negali tikėtis, kad ir kiti tave ten sutiks ir tave pamatys. Tad intymi su kitais gali būti tiek, kiek gali būti intymi su pačia savimi. Kai santykiai yra nesąmoningi iš abiejų pusių, tuomet savo vidinį sužeistumą mes patiriam pačioje giliausioje skausmo ir diskomforto formoje. Tampam nejautrios, nejaučiančios savęs, tam, kad susikurtumėm tą netikro saugumo jausmą, nes mums atrodo, kad nebūdamos jautrios, nejaučiančios, mes būsim saugesnės. Ir tokiu būdu susikuria santykiai, kurie yra stabilūs, bet energetiškai ir emociškai negyvi. Ar esi pasirengusi įžengti į autentišką, įgalintą savo moteriškumą, kur tau nieko nereikia apginti, nereikia savęs sumažinti, kur tu jautiesi natūraliai, giliai saugi, kur gebi ir gali sau leisti jaustis pakylėtai, pripildytai džiaugsmo, smalsumo, kur gali turėti laisvę būti pilnai savimi, tiek su aplinkiniu pasauliu, tiek savo romantiniuose, intymiuose ir bet kokiuose kitose santykiuose. Ar gali įsivaizduoti save, kaip atneši visą save į viską, ką darai, be susimažinimų, be nutylėjimų, be prisitaikymų, be savęs gesinimo. Ir tai gali jaustis kaip kažkas nesuvokiamo arba neįmanomo, nepasiekiamo šią akimirką.
pasirodyti su tokiu atsiverimo laipsniu, su tokiu pažeidžiamumu ir autentiškumu. Bet su parama, sukurtoje saugioje erdvėje, kai esi pilnai pamatyta, kame esi, tau atliekant vidinį darbą, gali perrašyti savo patirtį ir peržengti slenkstį į didesnį savęs išsiplėtimą su mažiau kontrakcijos. Kviečiu į nuostabaus gražumo, stipriai įgalinančią, giliai transformuojančią kelionę į savo autentišką moteriškumą, į kelionę, kurios metu sukurti rezultatai neįtikėtinais būdais, neįtikėtinais vingiais išsilieja į kitas gyvenimo sritis, pakeliant jas į lengvesnį lygmenį. Susisiek su manimi, pateik savo paraišką asmeniniai mentorystiai ir pirmąjį žingsnį į tavo asmeniškai pritaikytą kelionę pradėsime visai netrukus. Su visa mano meile.